Sveiki visi. Šiandien apžvelgsime Telšiuose vykusias Žemaitijos taurės ketvirtojo etapo varžybas. Oras buvo gan vėsus, kaip matome, jisai bando sušilti starto linijoje. Vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Na ir štai, startuoju kaip visada mėgėjų grupėje. Starto pozicija gan gera. Ne visai priekis, bet ganėtinai gera pozicija. Trasos ilgis apie 32 km, sukilimo apie 600 metrų. Jeigu atkreiptumėte dėmesį į širdies ritmą, tai rodo neteisingai, kadangi širdies sensorius ant krūtinės yra sugedęs, išsiųstas į garantinį. Ir taip pat laikrodis jau išsiųstas į garantinį, tai šios varžybos bus širdies ritmas nuo riešo, tai tikrai bus ganėtinai netikslus. Tikriausiai reikės atsinaujinti kitą įrangą. Taigi išvažiuojam į asfalto atkarpą, ilgai ją nevažiuosime. Bandau žinoma prisivyti geresnę grupę priekyje. Pasižiūriu į laikrodį, kokį širdies ritmą rodo, čia 80, tai 90. Na ir štai nusukimas į miško keliukus. Pirmos balos jų bus daug tikrai šiame etape. Šitoje vietoje praeitais metais kritau, manęs dar krito kitas dviratininkas, priekinis ratas pataikė į duobę kažkokią ir pro priekį tiesiog išskridau, tai atsimušiau gerai šonkulius. Mėnesį laiko turbūt net nevažiavau iš visą dviračių. Negalėjau nei kosėt, nei įkvėpti, nei čiaudėti. Čia toks apvažiavimas, gal geriau net būtų buvę tiesiai važiuoti, tai būtume sutaupę kažkiek laiko, bet jau pasirinkta taip. Tolumoje matosi Laimonas Skabeikis su žaliu dviračiu, geltona apranga. Tai tikslas būtų jį prisivyti ir važiuoti kiek įmanoma kartu. Kaip visada, dažniausiai varžybų startas būna kažkiek man sunkesnis, kol priprantu, kol įsimenu. Tai toks šokas šiek tiek būna, kol įsivažiuoji. Na ir vėl balos, vėl viskas šlampa, tai labiausiai peršlapo kojos ir jau dabar, man atrodo, jautėsi šaltis kojose toks. Išvažiuojam į žvyrkelį, priešinis vėjas, tai stengiuosi laikytis grupės, čia formuojasi tokia grupė. Štai visi slepiamės vienas už kito, kiek įmanoma. Ir čia priekyje jau kažkas stengiasi stipriau užminti, tai reikia gaudyti. Sunku čia buvo šitoj vietoj, labai atsimenu. Man sunku laikytis grupės buvo, sunku reaguoti į grupės vis pagreitėjimus. Bet nenorėjau visai ir sustoti, todėl kiek pamačius grupę priekyje, mintis tokia, kad gal ir davysime tą priekyje grupę.
Tadukai. Paraginamas Tadui Zubrickui, 2 ratai, V40 grupė. Tikrai reikėjo nemažai jėgų įveikti čia 2 ratus. Trasa nėra sudėtinga, bet šios dienos oras, tas vėjas, tai stipriai pasunkino, lietus, vėjas. Tai ir laikai buvo visai kitokie negu praeitų metų. Na štai čia turbūt ir griūtis buvo, gerai nesimatė, bet akivaizdu. Miške greitis kaip ir visai neblogas, bet vis reikia prisistabdyti ties tom balom. Ir po tos balos dviratis gan sunkiai važiuoja. Čia šiek tiek blokuoja dviratininkas iš Šilalės, turbūt iš anksčiau jau žinodamas apvažiavimą, vat būtent šitos vietos. Tokio Drift. Čia šiek tiek likau vienas, reikia pavyti priekyje esančią grupę. Na ir Laimonas Kaveikis, tai iš karto kabinuos už juo. Jau ne vienas varžybas esame važiavę, tai labai saugiai jaučiuosi už jo, žinau, kad jokių staigmenų nebus. Čia matau, kad priekyje yra grupė, o jau Laimonas šiek tiek atleido, tai pasisiūliau datempti, bet ir nelabai čia to reikėjo, nes įvažiuojam į single tracką. O čia ir kamštis ir automatiškai prisivijam grupę. Oba, Sergej, šaknis yra. Kaip nublaškė šaknis dviratininką nuo single tracko. Sergej. Ir čia privažiuojam tokią pelkę įdomią. Tai ten jau matosi virto kažkas leisdamasis, tai daugiau mažiau čia dviračius nešimės, kiek įmanoma važiuosime. Nulipęs nuo dviračio, kiek pamenu, iš karto pajutau blauzdose mėšlungius traukiančius, tai geriau ant dviračio, nes tikriausiai, kad kojos buvo visiškai peršlapusios ir jau šalt pradėjusios. Oi. Jau visą trasą pabėgsi. Šiek tiek greičiau gaunasi bėgant, bet man tai turbūt būtų net neįmanoma, nes iš karto trauktų blauzdos mėšlungių. Buvo trasoje ir smagių vietų, kur malonu ir gražu važiuoti. Bet tai tęsdavosi labai neilgai ir vėl žvyrkelis, vėl priešinis vėjas, vėl reikia ieškoti grupės. Tai nusprendžiu čia pasimaitinti greitai ir toliau važiuoti. Štai esu grupėje, matau priekyje dar viena yra grupė. Šauriai padirbėjom. Ir mūsų grupė prisivėja priekyje esančią grupę.
Šita grupė buvo tikrai labai didelė čia priekyje, tiek dviratininkų dar gale, tiek pat, tikrai virš 10 dviratininkų, bet važiuoju į priekį pasižiūrėti, kas čia priekyje vyksta, nes kažkaip ir nelabai įleidžia mane į tą grupę, ar aš nemoku ją įvažiuoti. Na ir štai kažkas agresyviai šiek tiek sujudina visus, visi sukruta. O aš ir toliau nei grupėje, nei ne grupėje kažkaip važiuoju šone. Tai nusprendžiu kažkaip tai šiek tiek net ir pavesti šitą grupę, nes nelabai radau savo vietos. Nežinau, ar tai buvo geras sprendimas ar ne, bet vis nauja patirtis. Lygiai vietų vyksta. Yra? Nejaučiu. Grupėje šiek tiek vyksta konfliktų karts nuo karto, kažkas neįsitenka, kažkas netelpa. Tai jau grupė tempiu 600 metrų. Na ir viskas, turbūt mano pasirodymas baigėsi grupės priekyje. Visi mane dabar lenkia ir nelabai randu vietos, kur čia galėčiau prisiglausti. Grupės priekyje pasilaikiau kilometrą apie 200 metrų. Džiaugiuosi šią naują patirtimį. Grupės viduryje labiau priekyje matosi mėlynais marškinėliais Jokūbas Kuklinskas. V14 grupė tarp vyrų važiuoja kartu. Čia labai gerai matosi, kokio dydžio grupė. Kažkam techniniai nesklandumai, kaip supratau, kažką sulaužė. Grupė po biškį byra, išsiskirstė, dauguma jau tai kas į priekį, kas atsiliko. Kadangi čia buvo itin stiprus vėjas, kad net plėšė tave nuo dviračio arba su visų dviračių stūmė į šoną, tai tikrai čia laimėjo stipriausiai šitam segmente. Na štai net parodysiu, kaip Laimonas liktais, jeigu neklysiu, ten ant vietos mina. Visi pasilenkia prie vairų, kad kuo mažiau sumažinti pasipriešinimą. O dar į kalną ir prieš vėją, tai greitai visa grupė išbyrėjo. Taip pat ir pats ne patį geriausią rezultatą parodžiau šitoje atkarpoje. Labiau nuo grupės atsilikau, negu pabėgau į priekį.
Čia apsitaškė kamerą, nors kas, nežinau, 5 minutės vis nuvalydavau, bet kažkaip tuo metu pamiršau, kad reikia ją vis nuvalyti. Vėl bandau pasivyti grupę, kurią paleidau per praeitą atkarpą, kur buvo stiprus vėjas, bet ir vėl atviros vietos, ir vėl sunku, ir vėl daug purvo, daug vandens. Tolumoje kažkiek matosi grupė. Čia buvo sprendžiami egzistenciniai klausimai, ar sportuoti toliau šitą sportą, ar kažką daryti malonesnio. Čia vėl gan klampi vieta, kur greičio tikrai nėra. Dviratis visas traška, braška, aš jau nežinau, galvojau, kad jis kažkas nutiko galiniai kasetį ar guoliam galiniam, bet viskas tvarkoje. Tokius kelius turėjom Telšiuose. Čia kažkaip apsilenkiu 3 dviratininkus. Trasos pabaigoje daugiau tokių bus įkalnių, nes visas gan sėkmingai pavyksta įvažiuoti. Štai kaip atrodo dviratininkas, kuris važiuoja Telšiuose. Jeigu neklystu, čia elito sportininkas, tai dar vienas ratas, tai grįž dar purvinesnis. Uždarytas eismas, smagiai čia pralėkė, tikriausiai gerai atrodo iš keleivio esančio mašinoje vaizdas. Na ir vėl tokia šlapesnė, klampesnė, daugiau purvo vieta. Taip pat yra ir tiltelis, ir dar bus keli tilteliai. Tilteliai ganėtinai būna slidus, kai būna lietus ar šiaip šlapia, tai per juos jau turiu pamoką važiuoti atsargiai, nes tikrai esu kritęs. Trasos žymėjimas buvo superinis, tikrai rodiklės ir papildomai dar stop juostos, kur negalima važiuoti ar kur reikia važiuoti, tiesiog primena, kad gerai važiuoji, tai sužymėjimų jokių nebuvo minusų, tai didelis pliusas organizatoriam. Na ir vėl tiltelis, tai čia netgi praneša prieš tiltelį, kad atsargiai, tiltelis slidus. O už tiltelio tikriausiai stačiausia įkalnė šiuose varžybose. Gal nestačiausia, bet ilgiausia. Čia mane lenkia Andrius Daugirdas. Po trasos finišavęs minėjo, kad taipogi buvo minčių ar toliau sportuoti šį sportą. Turėjome šiek tiek ir palaikymo, tai didelis ačiū, palaikymas labai svarbus, net pagreitėjau iš karto.
Ant kalno viršaus vėl laukia puikus palaikymas. Tikrai daug lengviau minasi iš karto. Nusileidus matosi virtęs dviratininkas ir net dviračio nesugeba ištraukti, ant kiek įsmigo priekinis ratas į purvą. Braunamės link finišo pro purvą, pro medžius, pro visur, kur sugebame su Andriu Daugirdu. Nu, čia manoji palaikymo komanda palaikė ne tik mane, bet ir visus dalyvavusius. Ačiū jiems. Dar vienas tiltelis, taipogi atsargiai. Ir finišas jau matosi priekyje, finišavau 13 iš 69 mėgėjų grupėje. Rezultatas tikrai nustebino ir labai patenkintas esu juo. Kitą dieną laukia platelių etapas, taigi važiavome ilsėtis, atsigauti ir startuoti kitame etape, jau paskutinėme Žemaitijos taurės etape. Ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo. Artėju.